ir šiandien kviečiu jumis susipažinti su mano alma mater, Klaipėdos universitetu. Esate universitete, kuris yra vienintelis Lietuvoje Vakarų Lietuvos universitetas bei Jūrinis universitetas. Jame yra 7 fakultetai bei 2 tęstinių mokslų institutai, tarp jų jūreivystės bei tęstinių mokslų. Klaipėdos universitete paruošti specialistai lieka dirbti šiame krašte bei gyventi. Aula Magna yra ne tik naujausia ir moderniausia Klaipėdos universiteto auditorija, bet ir vieta, kurioje vyksta pirmoji kiekvieno studento paskaita. Taigi čia kiekvienas moksleivis tampa studentu. Štai čia, būtent šioje konferencijų salėje, vieną dieną Klaipėdos universiteto studentų sąjungos lyderiams gimė idėja rengti viešas paskaitas, kurių metu studentai turi galimybę betarpiškai bendrauti su mūsų universiteto vadovybė. Būtent taip, besidalindami idėjomis, mes kūrėme bendrą universiteto ateitį. Mano universitetas yra jaunas, veržlus bei dinamiškas. Per 20 metų jis sugebėjo išplėtoti begalę specialybių, nuo jūrinių specialybių iki technologinių, netgi menų specialybių. Turbūt visi žinot Klaipėdos universiteto šokių kolektyvą Žuvėdra. Šis kolektyvas jau ne vienerius metus yra pasaulio šokėjų elite. Taip pat Klaipėdos universitetas gali pasididžiuotis universiteto šokėjomis, kurios šiemet dalyvavo pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje, tokiu būdu džiugindamas mus visus. Kalbėdami apie tai, jog Klaipėdos universitetas yra jūrinis universitetas, reikia suprasti, jog jis turi ne tik kelis gražius laivus. Universiteto dažnai mokslo tyrimų objektais tampa būtent Baltijos jūra, jos pakrančių ruožai. Turbūt iš visos universiteto bendruomenės esate tas žmogus, kuris yra arčiausiai jūros. Ir kolegos, ir profesūra, ir doktorantai, ir studentai, kurie užsiminėja jūros ekologiją, jūros biologiją, tai dalykai. Bet yra ir grupė žmonių, kurie dirba poninės archeologijos srity. Nes matot, skirtingai nuo tų turistų, kurie važiuoja į šiltas, gražias jūras, žiūrėti žuvyčių, koralų, mūsų darbas yra prastesnis žymiai. Nes mes dirbam Baltijos jūroje, mes savęs nelaikom labai, kaip sako, kietais narais, nes mūsų tikslas nėra panerti kiek galint giliau, mūsų tikslas yra kažką padaryti. Patys vertingiausi radiniai, mano supratimu, tai yra pastaraisiais metais atrasti senieji krantai, senųjų krantų reliktai. O dar geriau senieji miškai. Ties juodkrantė, maždaug 14 km nuo kranto, 26-29 metrų gylį yra išlikęs miškas. Šito miško datos yra 9 tūkstantmetis prieš Kristų. Tai yra 8500 kažkas 500 metų, 8200 metų prieš Kristų. Tai yra tuo metu, kai Baltijos jūra buvo nuslūgusi daugiau kaip 30 metrų, tuo metu ten buvo sausuma, ten augo miškai, ten lakstė kažkokie žvėris ir mes tikimės, kad ten vaikščiojo ir žmonės. Kažką veikia ir gyvena. Tai mūsų artimiausias ir svarbiausias turbūt tikslas būtų surasti tų žmonių pėdsakus. Esame Klaipėdos universiteto mokomajame burlaivyje, Brabander. Jame mūsų universiteto studentai turi galimybę atlikti savo praktiką, išmokti buriuoti. Mūsų komanda taip pat turi galimybę naudotis Brabander laivo galimybėmis bei išplaukti į jūrą. Tenais mes atitrūkę nuo sausumos treniruojamės ateities lyderių projektui. Šiemet Klaipėdos universitetui jau sukako 20 metų. Tai yra tik 2 dekados, bet per šias 2 dekadas jau universitetas surinko 8000 studentų bendruomenę. Jiems dirba 600 dėstytojų. Manau, kad toksai kolektyvas bei akademinė bendruomenė puikiai tarnauja Klaipėdos kraštui bei miestui. Taigi, komandos nariai, kur plaukia? Į Vilnių. Į Pergalę. Ateities lyderių projektą. Pergalės? Žinoma. Link Pergalės. Tikslas pergalė nustatyti. Gero vėjo! Vėjo, vėjo, vėjo!